tyrimo valdybos viršininkas Donatas Mažeikas. Jeigu jūs turite kažkokių klausimų, jisai vėlai atsakys. Gal tiesiog susakykite, ar informacija, ką išsiaiškinote apie tą įrašą. Gavome informaciją apie šį įrašą šiandien ryte. Mes išsaugojame visus reikiamus įrodymus. Tai yra patį įrašą ir visą su to susijusią informaciją. Ir šiuo metu yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl šio įvykio. Yra nustatytas nukentėjusysis. Jis yra apklausiamas ir atliekami visi kiti tyrimo veiksmai. Ar nustatyti tie, kurie jį mušė? Šiuo metu jie yra nustatinėjami, aš įsivaizduoju, visas ratas bus nustatytas ikiteisminio tyrimo metu. Kada vyko tie įvykiai ir Prieš 3 metus. kiek jums buvo metų? Nukentėjusiajam tuo metu buvo 14 metų. O kitiems? Tai sunku atsakyti. Šiuo metu vėlgi tai yra tyrimas ką tik pradėtas, todėl vėlgi pasakyti visą tikslę informaciją galima bus šiek tiek vėliau. Tai šią minutę nukentėjusysis vis dar nepilnametis, ar ne? Taip. Konfliktas vyko Kaune. Vėlgi, tyrimo metu atsakysim į tos klausimus. Nenoriu spekuliuoti ir nenoriu atskleisti tyrimo detalių, kol tyrimas nėra pabaigtas. Bet jeigu jau praėjo 2 metai, ar nesueis senatis? Ne. O kada baigėsi? Už šį nusikaltimą vėlgi viskas priklausys nuo to, kokia informacija bus atskleista tyrimo metu. Bet šiuo metu, bent jau iš tos vaizdo medžiagos, kuri buvo paskelbta internete, galima spręsti, kad buvo padarytas nusikaltimas numatytas Baudžiamo kodekso 143 straipsniui, 140, atsiprašau, straipsniui 3 daly. Už to nusikaltimo padarymą yra numatyta laisvės atėmimo bausmė iki 2 metų. Taigi, senatis dar nėra pasibaigęs šio nusikaltimo. O sakyk, tą medžiagą paviešino kažkaip susiję asmenys ar pašaliniai? Šiuo metu sunku atsakyti šį klausimą, kadangi vėlgi internetas ir juo labiau Facebookas, kaip žinia, yra tokia vieta, kur bet kokia informacija ir keleto metų senumo gali bet kada iškilt nauja banga ir ta informacija vėl bus platinama kaip ką tik įvykus ir nauja. Šiuo atveju mes analizuodami vaizdo medžiagą iš tikrųjų atkreipiame dėmesį iš karto į tai, kad pats vaizdo formatas ir kokybė rodė, kad tas video filmukas yra filmuotas tikrai ne šiandien ir ne vakar. Tai yra, sprendžiant iš formato ir kokybės, buvo panaudotas filmavimui toks įrenginys, kuris jau yra keleto metų senumo, kaip minėjau. Todėl mes iškart darėm išvadą, kad tai yra seni įvykiai. O kur buvo smurtaujama mokykloje ar čia? Ne, tai yra ne mokykla. Vėlgi, tai yra tyrimo detalės. Nukentėjusysis dėl to, kad buvo kreipęsis į policiją, ar ne? Tuo metu ne. O tik šiuo metu kaip? Taip, kreipėsi tik paaiškėjus pačiam faktui. Bet tikrai jis aiškina, kodėl vyko. Tai yra tyrimo detalės, dėja aš nedalyvau apklausoje, negaliu jums tiksliai papasakoti. Vėlgi, trumpas komentaras apie Facebooką ir apie tą informaciją, kuri Facebook'e yra skelbiama. Reikia suvokti, kad tai, kas yra, kaip ir daug kartų esu sakęs, tai, kas yra internete, iš tikrųjų labai sudėtinga tą informaciją iš interneto pašalinti. Tai reiškia, kad kažkas palaikino, kažkas nusikopijavo ir ta informacija internete išlieka. Gali būti, kad po metų kažkas vėl palaikins tą patį video failą arba įkels tą patį video failą ir vėl ta banga gali kilti. Mes esam susidūrę su tokiais faktais, kai, pavyzdžiui, vienas iš faktų vėlgi buvo skelbtas žiniasklaidoje, kai buvo įdėta sergančio apdegusio vaiko nuotrauka, su sąskaitos numeriu, prašom teikti paramą ir taip toliau. Ir paaiškėjo, kad ta sąskaita buvo prieš 1,5 metų blokuota, kadangi ten buvo sukčiavimo faktas, tas sukčiavimo faktas jau buvo ištirtas. Todėl mes laikas nuo laiko susidurėm su pasikartojančiam bangom tokių, sakykime, tokios informacijos, o dėl viso to, taip veikia interneto technologijos. Ar sumušto vaiko tėvai anksčiau žinojo apie tą faktą ir dabar jau sužinojo? Sunku atsakyti šį klausimą, tyrimas parodys. Tai ačiū visiems.